daryti, nes jau, kai sako, kaip ąžuolas su šaknim su žemė suaugęs. Taip, Aš tikriausiai nesveiki visi, tai pristatau, aš gal jau išėjau iš ekrano, bet pristatau mūsų Vydą Dapovienę. Aš jau pirmą kartą, nes aš irgi jaudulys kažkoks, tai ne per čia tą video darom. Aišku, atrodo jau ir ne pirmas kartas visur kažkur dalyvauju, bet iš tiesų yra kažkoks tai jaudulys, nes jau ilgą laiką mes to nedarėme. Bet nutarėme daryti, tai ir noriu pristatyti mūsų Vydą Dapovienę, mūsų netradicinės medicinės gydytoją. Ir toliau aš, žinoma, jinai prisistatys jau pati. Ir kokią temą mes kalbėsime, jinai pasakys irgi pati. Mes šiandien labas vakaras, nors šviesu už langų, tikrai labas vakaras visiems, kurie prisijungė, tikrai labai ačiū, kad suradot laiką. Ir vienu žodžiu, šiandien dienai mes su Janina galvom, kokią temą padaryti ir vis dėlto priėjom tokią išvadą, kad palieskim, tai yra pavasarinės ligos, nes tikrai šiuo metu, galiu pasakyti, iš tikrųjų žmonės jaučia tokį nuovargį ir miego sutrikimus ir daugiau mažiau kažkokius kitus simptomus išryškėjusius. Aišku, kai sako, stebime mes tuos visus astrologinius dalykus ir žinom, kad tai buvo mėnulio užtemimas, žinom, saulės užtemimas buvo, šleifas tęsiasi maždaug dar 2 savaitės, jausim tą. Ir kas tai įtakoja, būtent tą sureagavimą į, sakykime, tuos visus užtemimus. Tai yra mūsų energetinis laukas. Kaip mes dirbam su savo lauku, kokį mes turime energetinį lauką, arba tą vadinamą skafandrą, merkabą, aurą, sakykime, kiekvienoje tradicijoje skirtingas pavadinimas, įvardinimas skirtingas, bet reikšmė ta visa vienoda, tai yra mūsų energetinis laukas. Ir nuo jo priklauso ta savijauta, kaip mes jaučiamės. Tol, kol būtų nepasakę, kad yra saulės užtemimas, aš būčiau tiesiog net nepastebėjus. Tikrai nejaučiu šitų pokyčių, bet labai aktualu kitiems žmonėms, kurie tikrai turi silpnesnę sveikatą arba tiesiog, kurie daug vartoja cheminių vaistų, kurie galbūt gyvena kažkokio tai didesnė įtampoje, nervinė įtampoje, sakykime, tai yra ir šeimoje, gal ne visada tie santykiai susiklostė sėkmingai. Kitas dalykas, galbūt mes priklausomi nuo antros pusės, kur nelabai norim tuos santykius kažkokius tai keisti ir mes tos aukos pozicijoje toliau kenčiam ir savo tą brangų, sakykime, sveikatos katiliuką, kuris mums yra duotas su gimimu, mes tiesiog jį išvaistom, išmėtom. Kitas momentas, šiandien dienai turbūt vėl mes turim atkreipdėmėsi į mūsų maistą, į mūsų mitybą, į mūsų viską, nes čia tai yra pagrindas mūsų tam pavasariui, kiek mes per žiemą suvalgėm nesveikų, nekokybiškų maisto arba tiesiog net nežiūrėjome etiketės, ką mes savyje pridėjom. Nes vėl mes gyvenam tokioje klimatinėje juostoje, kur šviežių vaisių daržovių tikrai jų ribotas kiekis ir jų nėra. Labai džiaugiuosi tuo, kad kažkas tai dar nepatingėjo ir dar rudenį stengiasi užsiraukti kopūstų savarankiškai, ten agurkų užsiraukti, nemarinuoti, bet būtent užsiraukti arba žiemos laikotarpį raugė avižas, raugė brokelius, ten naminiais duonos gira darosi, tai yra vėl pliusas. Kitas dalykas, vėl, sakykime, mūsų tas taip, tokių internetas, televizija, vėl mus prikausto daugiau mažiau prie kėdžių ir kas yra tai, kad mes tiesiog mažai judam, mes stengiamės mažai judėti. Tiesiog stengiamės mažai judėti, nes yra patogumas įsėsti į mašiną nuvažiuoti. Vietoj to, kad kilometrą pieškom praeit, patogumas yra tai, kad vaikus paėmė čiut ne nuo namų atvežė į mokyklą, o mokykloje vėl savo atžalą stengiamės kažkaip taip, jeigu čiut sveikatos kažkokią trūkumytę turi, išsukti iš fizinio lavinimo pamokų, kas vėl didžiausias minusas ir gaunasi tai, kad pavasaris tai yra be galo sunkus, vidurių užkietėjimas,
nuo trūkumo ląstelienos ir prasideda visus sakykime, ligos, tai yra nuo mūsų žarnynų. Ir šiandien dienai tiesiog norisi pasakyti, kad norėdami būti sveiki, norėdami būti gyvybingi, nesensatys, mes turim išsaugoti savo sveiką žarnyną. Tai yra pagrindas, kad nebūtų vidurių užkietėjimų, kad nebūtų laisvų vidurių. Taip, kai sakom, žarnyno meridianas pas mumis dirbantis paroje 2 kartus, tai yra storasis žarnynas, ankstyvas rytas, kur turėtume prieš pusryčius įsituštyti, ir antras, plonasis žarnynas, kada yra popietinė dalis. Mes lygiai taip pat turėtume antrą kartą galbūt nueiti ir įsituštinti 2 kartus dienoje, tai būtų idealu. Bet kada mes, jeigu nueinam kas 2 dieną arba kas 3 dieną arba į savaitę 1 kartą, tai tada jau sakykime, sveikatos geros galim neturėti. Čia yra problemos, reiškia, pas mumis paliest praeitų kartų, ką mes įrašėm, tai yra kepenų, tulžies pūslės nenutekėjimas. Taip, ir tulžies pūslė reikalingas judesys, nebereikalo, aš įžangoje kalbėjau, kad mes pritingim judėti. Kaip bebūtų, tulžis atrodo maišelis, bet tai yra jis priskiriamas prie raumenų grupės ir būtent tik judėjime dirba fascijos, dirba raumenys. Reiškia, jeigu mes mažai judam, tai jau nors tada įjunkim kvėpavimo pratimus, bodiflekso kvėpavimo pratimus, nekvėpuokim krūtinę, bet kvėpuokim daugiau, sakykime, turint minty ne viršutinę krūtinės dalim, bet apatinę krūtinės dalim, ant galo šonkaulių dedam rankytes ir jaučiam po krūtinę, kaip mūsų šonkauliukai juda. Reiškia, mes tokiu būdu pajudysim ir tulžies pūslę. Pajudydami tulžies pūslę mes niekada neturėsim akmenligės, nes bus tulžies nutekėjimas, niekada nebus problemų su žarnynu. Ir tulžis nebereikalo yra duodama žmogui, tai yra apsauga. Ta, ką mes su maistu suvalgom, tai yra vėl tiesiog jau pasižiūrim ir be abejo daug kas dalinasi Facebook'e grupėse, kad po mikroskopu pakišam ten dešros gabaliukai, ten kirminiukai juda, arba kažkokį tai kitą maisto produktą, ten ar bananą, ar dar kažkur tai taip. Jie gyvena, jų gyvenimo terpė yra, o mūsų, sakykime, žmogaus galimybė apsisaugoti, tai yra tulžies sekretas, tulžies skrandžio rūgštis. Ir čia tuos, kuriuos mes suvalgom, tuos smulkius mikroskopinius padarėlius, gana sėkmingai sunaikina, taip, kad per daug pergyventi nebereikia. Bet jeigu mes ją turim, jeigu mes ją neturim, užtingėjom, nejudėjom, nekvėpavom, pritupimų nedarėm ir nuo tirštos tulžies skysčių neišgėrėm, nes tulžis yra sudaryta 95% vanduo, likusią dalį daro cholesterolis ir ten, sakykime, mineralai, vitaminai ir visos kitos smulkios dalys. Taip kad jeigu mes negeriam vandens, neišgeriam vandens, gyvo vandens, neviryto vandens, priklausomai nuo svorio masės, taip kilogramui 30 gramų, taip kad tiesiog galim kiekvienas pasiskaičiuoti individualiai, kiek mums reikėtų vandens išgerti. Ir sakykime, turėtume normalią tulžies sekretą, mes tikrai akmenukų neprisiaugytume, tulžies latakai neužkalkytų ir nebūtų tulžies galvutės užsilenkimų. Ką šiandien dienai praktiškai turbūt testuoju, čiut ne pas kiekvieną yra tulžis užsilenkus. Taip, jinai lenkiasi, nes kadangi nenuteka, o tulžies lataką užkiša lemblijos, parazitai. Taip, kad saugokimės, sakykime, nuo parazitų dėka gerų tulžies nutekėjimo. Ir kitas labai svarbus momentas, tai yra skaldyti maistą, tai yra kasos fermentai, kasos fermentus, taip mums užkiša lataką kasos, užkiša opistorchis. Tai yra paprastai, kas turi vidurių užkietėjimą, kas turi problemą su tulžies, su rūgštingumu, rūgščių padidėjimas, sfinkserio nebuvimą. Taip, tai yra kankina šitos 2 pagrindinės grupės parazitų. Taip, kitas momentas, tiesiog paliečiu vakarykštį klausimą.
Tai yra žmogus klausė. Taip, dabar reikėtų man pačiai pasikelti ir aš labai norėčiau, aš tiesiog nenoriu parodyti. Taip, yra klausimas. Padarėm dukrytės tyrimus, reiškia, padarė išsamų kraujo tyrimą, nenustebau, nes ne pirmai metai, kaip trūksta vitamino D ir geležies, nors hemoglobinas geras. Užsisakiau vitaminą D3 su K vitaminu. Taip, čia mūsų RSA produktas užsakytas. Tai vat šiandien dabar paliesiu apie vakarykštį klausimą. Sakykime, kas liečia vitaminus. Čia yra jaunas žmogus, balandžio mėnesį pabaigoje bus 17 metų, tai yra be galo aktualu, nes taip nuo vitamino D ir kaulai, ir dantys, raumenų struktūra, viskas priklauso, bet kai sako, mes tikrai turim gerus kokybiškus produktus, bet pakyla klausimas. Sakykime tai, kad mes nusipirkę šitą produktą, mes vartosim, nes manęs klausia, kaip reikėtų jį vartoti. Tai va tiesiog noriu tai pasakyti, kad viskas čia priklauso nuo kepenų, kokia kepenų būsena, nes vitaminas D tai yra riebaluose tirpus vitaminas. Mes turim 4 riebaluose tirpius vitaminus, tai vitaminas A, vitaminas E, vitaminas D, vitaminas K. Ir jeigu pas mumis nėra gero tulžies nutekėjimo, tai vitamino D jau tiesiog nebus įsisavinimo. Ir antras yra etapas, kada trūkumas geležies, nors, kai sako, žiūrima, taip, dar grįžtu, eritrocitų atrodo, tai norma. Hemoglobinas geras, geležies trūkumas. Taip, sakykime, tai čia yra irgi toks niuansas, kada mes galim turėti pirmuonis žiuželinius. Taip, ir čia yra šitai grupiai parazitų yra būdinga tai, kad jie prisisega prie eritrocitų, ištraukia, sakykime, tas, kas yra reikalinga jam maitintis iš vidaus, eritrocitų taip yra daug kraujyje, bet trūkumas yra, sakykime, trūkumas geležies. Kad geležis įsisavytų, mums be galo yra svarbu ir reikalinga baltymai. Tai vėl reikėtų grįžti ir reikėtų paklausti, ką vaikas valgo. 17 metų tai yra paauglys valgantis pusryčius ir būtent kaip maitinasi. Kitas dalykas, sakyčiau, aš rekomendacijos, aišku, negalėčiau aš duoti, kaip tą produktą vartoti, nežinant, nepadarius testų ir nepasižiūrėjus nuodugniau, kas ten yra. Iš tikrųjų, tai yra aktualu žarnynas, yra aktualu kepenys, tulžies pūslė, kasa, be galo aktualu ir aktualu parazitai. Nes gali būti, kad mes galim vartoti, sakykime, vitaminus, vitaminas D, vitaminas K, mes galim daug vartoti, bet rezultato neturim, todėl kad neįsisavina. Kitas dalykas, jeigu pas mumis neįsisavina, surasti reikia priežastį. Ta gali tik matyti, iš tikrųjų, testą padarius. Kitas momentas, jeigu yra parazitai, mes pirmiausiai turim parazitus susinaikyti, mes turim pirmiausiai susitvarkyti visą žarnyno mikroflorą, padaryti tulžies nutekėjimą ir žiūrėti visą derinį, visą rinkinį, kad jeigu mes nedarom, kad tiesiog įsisavytų vitaminas D su vitaminu K, tai yra būtinas turėtų eiti. Cinkas, tiesiog neatskiriamas dalykas. Cinkas turėtų eiti lygiagrečiai magnis, nes magnis yra reikalingas kaip atpalaiduojantis. Jeigu tai yra užsistovėjimas tulžies sekreto, gali būti įtampa, mes turim įtampas nuimti.
Kitas labai svarbus dalykas yra geležis. Bet kadangi geležies trūkumas, tai automatiškai vitaminas D su vitaminu K jie neįsisavins. Mes turim geležies trūkumas, vėl parodo, tai yra parazitų kiekį. Ir kitas svarbus dar momentas, kad galim mes turėti ir apvalesias kirmėlės, tai yra skaridys, nes jos suvalgo labai daug, sakykime, kraujo ir einama prie mažakraujystės. Ir jeigu pas mumis yra kasos problemos, mes turėtume jungti ir chromą, mes turėtume jungti vitaminą B6. Ir kitas, sakykime, tai momentas, kaip aš minėjau, mityba. Tai mes, kad įsisavytų geležis, turi būti baltymai, reiškia, tai ką mes valgom pusryčiam. Pusryčiam ar valgom kiaušinius, ar varškės produktus, ar žuvies, ar vištienos, ar dar kažką. Tai paprastai tai vaikai pusryčių nevalgo, nenori, arba kažkokius sausus pusryčius, traškučius, ar dar kažką. Tai, sakykime, tokio greito maisto suvalgė ir išbėgo į mokyklą. Tikrai neturėsim sveiko paauglio, nes čia formuojasi, šitam laikotarpį formuojasi visas mūsų organizmas ir kokia bus mūsų po 35 metų, sakykime, sveikatos padėtis, kokie bus pas mumis dantys, nes čia be galo yra svarbu. Ir lygiai taip pat, kada trūkumas vitamino D, tai yra neįsisavina kalcis, neįsisavina fosforas. Reiškia, pas mumis gali būti ir kaulų skausmas, ypatingai blauzdų srityse, kojų srityse, ir mes nepriauginom kaulų masės tiek, kiek reikia. Ir kartais net atkreipkite dėmesį, pasižiūrėkite į jaunimą. Aš tai taip pasižiūrėjau, galvoju, mes daugiau mažiau ir kojų tą figūrą išlaikė, taip, aš kojų figūrą pavadinau, kai šiandien žiūrai į jaunimą, tai 2 pagaliukai statyti į degtukų dėžutę ar traukti odą. Man tai yra baisu. Tai yra pirmas ženklas, kad viso šito trūko, ir kalcio trūko, ir fosforo trūko, ir visų maistinių medžiagų sveikam. Ir, sakykime, toks vaikščiojantis skeletas, kiek jis gali vaikščioti, tiek, kiek tos vidinės energijos turi. Ir sakykime, kad, ilgi net netestuoja, mes norim pagerinti, kaip aš minėjau, tai yra riebaluose tirpūs vitaminai. Tai ką mes tada turėtume daryti jau? Jeigu, iš tikrųjų, mes labai gyvenam su ribotais finansais. Mūsų vaikas labai jau kaprizingas, taip jis ir bus jautrus, kada trūksta vitamino D, nes automatiškai dirgli nervų sistema sutrikus, miegas, jis turėtų eiti atsigulti, sakykime, 10, pusę 11, jis paprastai neatsigula tokio laiko, jis atsigula kažkur, tai bus daug vėliau, reiškia, pas mus gaminasi melatoninas, prasideda signalą duot, kad melatoninas pas mus turėtų gamintis kažkur tai apie vakaro 7, 8, 9 valandą, tai čia yra žiemos laiko, tai vasarą trupučiuką vėliau 8, 9, 10, 11 valandą, lygi pirmosis gaminasi melatoninas, reiškia, tai yra miego hormonas, o paskui paryčiais eina serotoninas, reiškia, mes būsim neišsimiegoję, mes būsim pavargę, mes dėmesio nesukaupsim. Kaip mes galim gerai mokytis? Tai yra vėl mūsų tikslas pabaigti vidurinę su gerais pažymiais, kad kažkur tai gerai įstotume į tas, sakykime, nemokamas vietas. Taip, tai tokiu būdu, jeigu mes taupom, tai mums tiesiog reikėtų prijungti rytiniai daly. Mes vartojam mūsų RSA produktus, kaip aš minėjau, mes turim prijungti tuos mikroelementus, kuriuos aš išvardinu, dar kartą galiu pervardyti, tai yra cinkas, magnis, boras, geležis, jeigu su kasa problemų, kiek saldumynų valgo, vėl čia yra klausimas. Chroma, vitaminą B6, aišku, reikalingas mum ir kalcis, bet šitie mikroelementai turėtų daugiau po pietų, o rytiniai dalykai, kadangi riebaluose tirpus vitaminas, mes turėtume naudoti omega rūgštis arba, sakykime, omega rūgštis arba kažkokius kitus riebalus mes turėtume prijungti, būtinai turėtume prijungti, tai yra kvarcetinas ir kurkuminas. Tai iš tikrųjų mes turim šitos, kvarcetinas dar nėra, bet mes jį turėsim šitą produktą, taip kad galima bus spręsti problemą, bet
sakykime, aš pati taip, irgi lygiai taip pat vartoju pakankamai daug mūsų aliejų, tikrai mes jų turim. Ir, sakykime, rytinis, ką mes darom, galim būti mes ir varškę desertinė. Mes galim varškė, jeigu mes įmam, taip matuojam, pakelis varškės, tie 200 gramų. Tai mes galim ant varškės užpilt maždaug desertinį šaukštą. Desertinis šaukštas tai yra didesnis nei arbatinis šaukštelis, bet mažesnis kaip sriubos šaukštas aliejaus. Tai mes gausim riebalų tiek, kiek reikia, va tada po pusryčių mes prijungiam vitaminą D, su ką išgeriam. Arba mes valgom kiaušinį skystą su sviestu nepagailėdami. Sakykime, piršto storio netepkim, bet pusę piršto storio sviesto mes galim ant naminės gerus duonus susidėti. Bet mes turėtume pažiūrėti, kokią mes tą duoną valgom. Kai sako, šiandien dienai glitimas. O kas duoda mums tą glitimą? Tai yra visi modifikuoti produktai. Mūsų senoliai niekada nevalgė duoną iš kvietrugio, tai buvo kviečiai, tai buvo rugiai. Ir kadangi tokią problemą turim, tiesiog reikėtų mums stengtis juodą naminę ruginę duoną valgyti su naminiu sviestu, su kiaušiniu. Taip, kas dar būtų, sakykime, šitoje vietoje aktualu? Vėl reikia džiaugtis tai, kad pavasaris ir aš pati pasinaudosiu ir pasakysiu vėl, tai yra mes galim virti ir įterpti į mitybą grikiai, kiaušinis, ridikėlis ne tik šaknis, bet ridikėlių ir lapai, lapuose daug daugiau vitaminų nei šaknyje, nes lapus paprastai išmetam, jeigu kas turi gyvūnėlius, tai atiduoda gyvūnėliam. Ir mes užpilkim ne kažkokiais tai, sakykime, ten ar majonezais, ar dar kažkur, tai šitokias salotas pasidarę mes galim valgyti. Ir šiltas, ir mes lygiai taip pat galim valgyti ir šaltas. Taip, kad jeigu šiltą mes dėkim sviestą, jeigu mes šaltą, tikrai iš praeitos paskaitos lyderis pas mumis yra juodas ridikas, juodo ridiko aliejaus galima nusipirkti. Dadėkim mūsų margainių aliejaus, dadėkim mūsų, sakykime, sezamų aliejus, vėl tai yra sezamų aliejus į kraujagyslės pavalys. Lygiai taip pat mes galim dadėti, bus nuostabus moliūgų aliejus, tai vėl profilaktiškai mūsų nuo žarnyno parazitų. Ir tikrai apvaliusios kirmėlės nemėgsta moliūgų aliejų. Taip aš perku, kadangi kompanijoje nėra dar moliūgų aliejus, man tai yra vienas iš mėgstamiausių moliūgų aliejų, aš jį nusiperku parduotuvėje ir aš, sakykime, taip į dieną suvalgau. Tikrai daugiau kaip desertinį šaukštą turbūt savo maisto racione panaudojau. Dar, sakykime, ką reikėtų pasakyti. Vėl, kai sako, jeigu mes ėjom kraujo tyrimą darėmės poliklinikoje, konkrečiu šituo atveju, mums reiktų pasižiūrėti, kiek yra trombocitų, nes čia vėl be galo yra svarbu. Jeigu trombocitų mūsų kraujyje yra labai daug, tai mes turėtume K vitaminą išbraukti, nes K vitaminas jisai tirština kraują. K vitamino mes turim citrusinuose vaisiuose, mandarinai, apelsinai, ir tie žmonės, kurie vartoja kraują skystinančius, tiesiog net nerekomenduotina vartoti apelsinų, mandarinų. Jie gali valgyti citriną, jie gali valgyti greipfrutą. Tai čia, jeigu pas mumis yra didelis kiekis trombocitų ir čia šituo atveju galimybė tai yra, tai jau išbraukti mes turėtume vitaminą D plus K, nes čia dar didesnis bus nuovargis, dar didesnis žmogaus ryte atsikėlimas ir nesugebėjimas susikoncentruoti, nes galva bus pavargus, suspausta. Ir tokiu atveju mums reikėtų naudoti leidžiamą vitaminą D skystą konkrečiai į veną,
gaisrui gesinti, bet priežastį mes turėtume žiūrėti, kas darosi žarnyne, kas darosi kepenyse ir kas darosi tulžies pūslėje, nes aš įsivaizduoju, kad šitas žmogus jis eina į tais žingsniais į tulžies pūslės praradimą. Taip, gal kažkas tai turit klausimų? Visi tyli, visiems viskas aišku, arba niekas neaišku. Ką dar galima būtų pasakyti, tiesiog net nežinau. Ir gal tiesiog sakyčiau, taip, niekada nesidalinau ekranu, bet pabandysiu pasidalyti ekranu ir galbūt dauguma, aš visą laiką mes kalbam, dirbu su biorezonansu ir galbūt, sakykime, ne visi galbūt supranta tą galimybę, kiek mes galim gauti informacijos iš biorezonanso. Kitas dalykas tai, kad nusipirkusių biorezonansinės sistemas Lietuvoje yra daugiau kaip 3000. Ir šiandien dieną iš tikrųjų yra žmonės galvojo, kad aš nusipirkau, uždėjau elektrodus, paspaudžiau mygtuką, kompiuterinį programą, sukasi ir ten žali, mėlyni, raudoni ir man duoda visą pilną atsakymą ir atrodo, kad ant tiek viskas paprasta ir viskas ten yra suprantama, bet iš tikrųjų tai yra, sakykime, nėra taip paprastai suprantama, tai yra tikrai reikalingos giliau žinios ir neužtenka žmogui vien tik tai parodyti, kaip uždėti tą, sakykime, principą, kaip naudoti sistemą. Reikalinga daug ir daugiau suprast jungtis vienų parametrų su kitais parametrais. Ir aš šitoje vietoje labai esu dėkinga Baltarusijos specialistam, kur aš 2 savaitės intensyviai mokiausi prieš daugiau kaip 20 metų folio diagnostiką daryti. Tai iš ten atsinešu pagrindus, gerus pagrindus, atsinešiau aš į biorezonansą, taip kad palygyti savo žinias, sakykime, su kitų dirbančių su tokia pačia sistema, aš turiu, tai tiesiog tu matai, kad žmonių ir darbas paviršutiniškas. Ir, aš nesigyriu save, bet pasigyriau. Nepasikuklinau, bet pasigyriau. Ir, sakykime, šiandien dieną aš tiesiog, tas, kas nesate testų daręs, aš tiesiog noriu atidaryti vieną jauno žmogaus testą, kur buvo padarytas ir, kai sako, žmogus tiesiog paprieštaravo, sako, aš labai gerai jaučiuosi. Pasistengsiu aš jums parodyti vaizdą ekrane. Taip, transliacija ekraną. Taip, mes šitą turim nuimti. Tai būtų labai gerai, kad kažkas tai man paimtų, pasakytų, jūs matote ekraną, nematote ekraną, kokia čia dabar yra padėtis. Kiek jūs matote ekraną? Ekraną nematome. Nematot? Ne. Matom jūs. Ten ant ekrano daug paspausti reikia. Kur dalykas. Transliacija. Taip, transliacija ekraną. O dabar? Dabar matome. Taip, dabar matote. Ir aš tiesiog paėmiau parodyti du parodymus. To pačio žmogaus, tai yra buvo padarytas testas vasario 16 ir sekančią dieną vasario 17. 2 dienas. Sakykime, šitas žmogus pas mane yra, iš viso vartoja cheminius vaistus ir maisto papildų, tokių kaip maisto papildų nevartojantis, gerintis, kiek aš mačiau, Livosan, reiškia, ten yra kepenim produktas. Ir štai, sakykime, pirmą, ką mes pasižiūrėjom, tai, kai sako, aš labai gerai jaučiuosi. Tai yra, mes matom organizmo užterštumą ir ypatingai tai yra šlapimo sistema, tiesiog nepašalina toksinus iš organizmų taip, kaip kad reikėtų. Čia kitą dieną aš padariau rodiklį, todėl kad taip, aš šitą žmogų pasistačiau savo eksperimentą
aš uždėjau, paėmiau jam, iš kitos kompanijos, tai aš nepaslaptis, aš dirbu su kelių kompanijų produktais, mano tikslas, kad žmogus turėtų rezultatą. Aš uždėjau jam apyrankį, antiparazitinę apyrankę ir mano buvo tikslas pasižiūrėti, ant kiek efektyviai veikia tą apyrankį. Ir, sakykime, automatiškai atsirado žalių, reiškia, ateina į normą ir jis nuėmė vaistus cheminius vartot, nes ten gėrė, dabar nepasakysiu, kokią tabletę. Tai aš džiaugiuosi tuo, sakykime, parodymu ir kiekvienas žmogus mes, kada prasitestuojame, mes tiesiog apibūdinu, paaiškinu, kur yra problemos. Ir lygiai taip pat mūsų didžioji diagrama, kurioje taip iššauka pogumburis ir hipofizis. Kai sako, dauguma galbūt į šitą rodiklį nekreipia dėmesio, tai aš šituo atveju galiu pasakyti, kad yra žmogus labai sunkiai priimantis informaciją ir paprastai galėtų jam pasakyti, tiesiog trūkumas deguonies su krauju tirštas, kraujas neatneša deguonies tiek, kiek reikia į smegenis ir jis nepriima informacijos tiek, kiek reikėtų. Ir taip, čia yra 17 dienos parodymas, mums aktualu ir 16 dienos. Ką mes matėm 16 dienoj, tai yra taip labai užterštumas organizmų didelis, organizmų užterštumas, vandens mažas naudojimas. Tai sakykime, tokius parametrus turi, tu gali matyti ir kas su tai žarnynu, kas su kasa, kas taip prostatos problemos. Taip, lygiai taip pat tu gali matyti ir stuburas, ką aš ir minėjau, kad šiandien dienai žmonės, kurie turi stiprų energetinį lauką, praveikia stuburo energiją, žemės visatos energiją paimas nejaučia, nei to saulės užtemimo, nei to mėnulio užtemimo. Ir lygiai taip pat čia galima žiūrėti, sakykime, vėl tai yra, tu analizuoji tavo energetiniai blokai, kurie yra, kur reikėtų kažką taip padirbti, kur problemos vystosi. Taip, čia yra bent srityje, gali būti hemorojai ir kiti dalykai. Lygiai dar, kas yra svarbiausiai, tai yra mes galime pasižiūrėti tikėti neapsunkinimai. Taip, čia mes matom tuos vadinamus mūsų parazitus, ką mes turim, kur mes turim, kiek mes turim procentais. Tai yra be galo didelis procentas ir reikia suprasti, kad jeigu organas ar sistema 100% ir čia kiekvienos ląstelės prikibę, taip šitų namų, taip, čia yra žmogus, nori, čia reiktų pasakyti, kad einame į dantų praradimą, arba plokštelės, tiesiog neklausiu, gali būti protestai, burnoje sudėta ir, sakykime, didelis kiekis gyvybų gyvybė, tai yra irgi procentaliai gana nemažas procentas, taip, čia 91%, taip, reiškia, yra gleivių skysčių, gaminasi organizmas, nori save apsaugoti, žmogus turėtų knarkiantis žmogus turėtų būti. Bakterijų, štai, sakykime, šlapimo sistema, vėl vyrui tai ypatingai aktualu, tai yra mūsų prostatą išsaugoti ir potenciją lygiai taip pat. Ir vėl, sakykime, paimkim taip, šiandien daug moterų kenčia gimdos kaklelio operacijos, cistus, miomos, onkologijos. Ir kas tai yra, žingsniai padeda žengti į onkologinius susirgimus. Tai yra papilomos virusas. O štai, sakykime, žmogus, jis yra papilomos virusų nešiotojas. Tai yra, jeigu pasijai automatiškai papilomos virusas ir pas žmonę ir pasiteiravus, kas ten kur, tai yra konkrečiai žmogus ir pasakė. Aišku, aš nesakiau, kad tai yra,
tavęs žmona užsikrėtė papilomos virusu ir turėtų būti operuotas gimdos kaklelis. Aš gražiai kitaip paklausiu, taip sako, yra žmonos gimdos kaklelis operuotas, ten kažkokius cistų, dar kažkur tai. Tai vat ir yra, kad, sakykime, lygiai taip pat šiandien dienai tas jaunam amžiui lytinio gyvenimo prasidėjimas, tai kad yra amerikiečių prieš gerą 100 metų pasakyta, kad palaidą gyvenimą žmonė patys savęs susinaikys. Ir tas, sakykime, tų santykių partnerių kaitaliojimas, mums duoda ligas, duoda problemas. Ir šiandien turbūt reikėtų vyresnio amžiaus moterims, kurios ieško savo partnerių, nepasirūpinti ir tiesiog paprašyti sveikatos pažymėjimo, ne vien tik tai džiaugtis, kad aš naują žmogų turiu, aš susipažinau, aš ne viena, bet ta pažintis, ką jinai gali duoti. Aišku, čia mes nesusirsim per mėnesį, per 2, tai yra mes eisim, sakykime, kelis metus į priekį, bet prieš tai, sakykime, aišku, bus ir visus kitus problemos, bus ir baltųjų gyvas galas, ir uždegiminiai procesai. Daug taip mes turim helminto apvaliųjų kirmėlių, taip. Pasižiūrim, sakykime, kepenyse, mes turim net kelis, aišku, šitas žmogus turėtų būti piktas, vanaudės, plonasis žarnynas, storasis žarnynas, tikrai didelis, aiškis vidurių užkietimas, vidurių pūtimas. Ir paprastai būna tai, kad, kaip sako, pavasarį mes turim bulvės topinambus, taip, ir tai yra vienas iš mikro-makro elementų šaltinis. Ir paprastai tokiam žmogui suvalgius nors 3 valgomus šaukštus paruoštų bulvių, pas jį bus vidurių pūtimas, nes taip, čia yra be galo daug parazitų ir viršsvoris, ir, sakykime, ir nuotaika bloga, ir neišsimiegojimas, daug dalykų yra. Ir norint save sveikatinti, norint maisto papildus vartoti, mes turim susinaikyti tą, ką mes turim, nes mes tiesiog pirmiausiai tai maitinam čia ir kokia iš to nauda. Ir mes turime visą sąrašą, numatomi pakitimai, ką mums tiesiog reikėtų atkreipti, ką reikėtų dėmesį. O turim dirglios žarnos ir visų mikroelementų trūkumas, tiesiog ir selenas, ir kalis, ir chromas, ir daug daugiau. Taip, mums labai svarbu vitaminai, mes trūkumas, netrūkumas vitaminų, taip. Taip yra didelį procentą, iš tikrųjų didelį procentą vitaminų trūkumų, nes suvalgėm gerą daiktą, pamaitinom pirmą tą, ką mes turim į namus, o paskui, sakykime, kas lieka nuo jų, kažką taip panaudojam. Taip, ir be galo svarbu, tai yra amino rūgštys, nes yra žmogus sudarytas iš amino rūgščių. Ir turėdami tokią ataskaitą, mes pirmiausiai turėtume žiūrėti, tai yra amino rūgštis, ką jinai mums duoda, kokias mums gali iššaukti problemas ir ką mums reikėtų valgyti, kad gautų amino rūgštį. Taip, amino rūgščių trūkumas žarnyne, reiškia, yra ir įsisavinamumas blogas ir taip, kaip ir automatiškai, sakykime, peristaltika lygiai taip pat bloga, taip, kaip man dabar uždaryti. Kaip uždaryti parodymą. Čia va, kur prie apačioje paspauskite, ne šičia, paspauskite va čia va, kur kvadračiukai jau. Ne čia. Toliau laikyti. Čia, ne čia. Va čia, ne kur rageliai, ne kur 3 taškiukai, mikrofonas. Čia. Prекратить. Отмена. Ką man toliau padaryti? Отмена ar prекратить transliacijų? Prекratить transliacijų reiškia, mes nutrauksim. Kaip nustoti? Sau.
Va. Ne. Сессия. Звук. Нет, прекратить трансляцию. Да. Čia taip, taip, kad iš tikrųjų, kai sako, nešaudytume žvirblius tyruose, aš už tai, kad pasidaryt testą ir matyt, kas yra, tuo labiau, kad jūs gaunat pusę metų, sakykime, tą visą schemą, ką jūs galėtumėt vieną kitą produktą vartot. Tiesiog, ką vartot, nes tai yra aktualu. Aišku, čia yra aš tik tai mažą dalį parodžiau, yra iš tikrųjų labai daug informacijos ir lygiai taip pat jūs galite į pašto dėžutę, kur jūs galite namuose pasianalizuoti, kažkur tai kažkas tai yra neaišku, bet kuriuo momentu galima paskambyti. Taip, kad skaitau, mes turim viską, turim žinias, turim galimybės savo stovį įvertinti, aišku, tik tai pasilieka mums patiems suprast, suvokti, kad šiam gyvenime mes gyvenam vieną kartą ir antro karto nebus. Mes pakartotų, antro karto nepakartosim. Ir reiktų tai suprast, kad jeigu mes esame vidutinio amžiaus, reiškia, mes dar turim mamas, mes dar turim seneles. Ir mums reikėtų pasižiūrėti, kokiam ligom serga, kokias problemas turi mama, kokios problemos yra pas senelę. Nes kada mes nežinom, kaip tas problemas spręsti, ir šiandien dienai medicina tik yra supaprastėjus. Aš džiaugiuosi, kad, sakykime, vis dėlto baigtas, taip, aš baigiau 86 metais ir, sakykime, tai yra tikrai aukštas buvo paruošimas. Šiandien dienai tokio paruošimo negauna studentai, nors mokosi ženkliai nei aš mokiausi. Ir kai sakau, nurašo man tai, kad tai yra genetiniai dalykai. Tai nėra genetiniai dalykai. Parazitus mes perduoda mama vaikam savo išjuose. Tėvas lygiai taip pat su mama pasidalina tais parazitais, taip, kad atvesti pasaulį sveiką žmogų, tai tikriausiai turėtų įskiepyti mama, dukras, sūnus nuo mažens, kad savo sveikatą reikia rūpytis, tas turi būti ne tai, kad prišukom, bet tai kiekvienos dienos, kiekvieno mėnesio namuose įugdyta ir tada taip ateis sveikas žmogus. Tai yra, jeigu aš sergantį, mano dukra turi būti sveikesnė už mane, bet priešingai yra didesnis ligonis, jinai greičiau sergantį. Ir tai tarsi normalu, bet tai yra nenormalu. Tai yra nenormalu. Ir, kai sako, turėdami šiandien dienai tokias galimybės, mes iš tikrųjų galim koreguoti, mes galim išbristi iš tų lygų, kai mes skaitom genetinis. Ten mama sirgo, močiutė sirgo, ir aš turiu sirgti, ir mano vaikai turi sirgti. Jie neturi sirgti. Duokim organizmui to, ko reikia. Jeigu trūksta pas mamą, pavyzdžiui, kažkurių tai mikroelementų, tai pas vaiką lygiai taip pat jų trūks. Ir aš visą laiką pasikartoju, kad atveskim savo sveiką kūną ir sveikos būsenos, tokios būsenos, kokia jinai turi būti sveiko žmogaus. Ir tada planuokim pastoti, planuokim vaikus, lygiai taip pat vyrai planuokit vaikus, negali būti vaikų atsitiktinių. Ir taip, vaikas gims sveikas, nebus problemų. Pilvų skausmai tai yra parazitai, alergija tai yra parazitai. Ir šiandien dienai pasižiūrėkim, nueikim, aš manau, kad Kaunas tikrai gali nueiti ir aplinkui galbūt turi tėvų, kurie turi vaikus autistus. Taip, tai yra silpna imuninė sistema, jis neatlaikė skiepų, bet jis atsinešė tą silpną imuninę sistemą iš tėvų. Ir kada bus, sakykime, sveikas, stiprus vaikas, skiepas neduos to autistinio požymio. O visiems šiandien dienai taip yra, medikai tie neruošiami, tai yra geriau cheminis tabletės ar vaistai būti prikaustyti tam pastoviam gyvenime prie vaistų. Tai yra patogiau, nes tai yra verslas. Medicina pasidarė negydoma, bet verslinė. Ir
už savo sveikatą mes turim būti kiekvienas atsakingas, mes save turim daugiau žinoti, nei medikas pas kurį mes einam ir nenurašyti, kad mumis turi kažkas tai kitas pasirūpyti, arba kodėl medikas to nepasako, jis tiesiog, jis negali jums pasakyti, nes jis yra neruošiamas, jis daug informacijos negauna. Taip, kad tiesiog, jeigu turit klausimų, kažką tai klauskit, jeigu neturit klausimų, tai tiesiog ačiū už dėmesį ir iki malonių susitikimų. Eteryje gyvai.